Dalia, sveikinimai su pergalė ir po pirmų dviejų pralaimėjimų, kiek svarbu buvo iškovoti tokių skirtumų šiandien laimėjimą? Šiaip mums kiekvienas varžybas yra svarbu laimėti ir nesvarbu kokios jos yra ir nesvarbu kokiu skirtumu. Aš šitai asmeniškai nežiūriu, pergalė yra pergalė. Šiandien žaidėm neblogai, bet aš vis tiek matau tokių niuansų, kur galėjom būti ir geresnės. Pavyzdžiui, tie patys atkomuoti kamuoliai. Bet aš labai džiaugiuosi už savo komandos narės, kad jos nepasimetė vis tiek, kaip pasakyti, įtampa jinai yra, kadangi mes visiškai esam nauja komanda, dar turim pajausti vienas kitą, bet nepasimetėm, susimetėm savo metimus, ne visus, bet beveik visus, tai aš labai džiaugiuosi. Šiandien 3 net tavo komandos žaidėjos, tu pati, Valerija Aleksijeva ir Malija Bembrik surinko daugiau kaip 30 naudingumo balų. Kiek pačiai yra lengviau ir malonu žaisti kaip komandos įžaidėjai, kada tokios žaidėjos kaip Bembrik, Aleksijeva pataiko metimus po tavo perdavimų? Oi, žiauriai malonu, kad dažniau įmestų, tada iš vis būtų tobula. Bet šiaip aš, kaip sakau, man pasas yra svarbiau už taškus ir aš labai džiaugiuosi ir man tikrai nebus gaila. Jos būna laisvas, nelaisvas metas, aš jomis tikrai pasitikiu ir visą laiką palaikysiu ir duosiu tą pasą. Kadangi esi komandos įžaidėja ir visai kitaip skaitai žaidimą, ką gali pasakyti apie komandos naujokios, Lizos Elajos pasirodymą, taip pat nemažai perdavimų ją atlikai ir atrodo visai neblogai stovėjo aikšteliai. Kaip sakau, mums dar reikia susižaisti, ne taip seniai atvyko pirmas varžybas, visa kita, tai tikrai dar yra kur padirbėti. Tai žiūrėsim, kaip čia bus, bet tikiuosi viskas bus gerai. 6 perimti kamuoliai per pirmą rungtynių pusę, atrodosi perimtų kamuolių karalienės Martuvai MLKL. Kur dedi tos kamuolius? Bliamba, kokį gerą norėjau šauti, bet po to išvežu ir dovanoju žmonėm. Urte, šiandien ir vėl pralaimėtos rungtynės didelių skirtumų, kaip ir praėjusį sekmadienį. Ko šiandien tavo akim pritrūko be Gabrielės Šulskės aikštelėje? Rotacijos. Labai visiškai neturim rotacijos, esam iškritusios. Sezono pradžia yra visiškai katastrofa. Tai laukiam sugrįžtančių žaidėjų ir tikimės, kad viskas bus gerai. Šiandien labai stipriai pralaimėjot kovą ir dėl šokusių kamuolių, taip pat ir varžovės perėmė daug daugiau kamuolių. Ar to turbūt negalima nurašyti rotacijai? Čia yra agresyvumo stoka ar kažkas kitas tavo akim? Manau, kad ir motyvacija šiandien šiek tiek pritrūko ir nuovargio. Ar per sunkios treniruotės gal, kad taip yra nuovargis jaučiasi aikštelėje? Manau, kad ne. Manau, kad reikia dirbti su galvom labai ir užsikrauti motyvacijos. Tik tiek. Šiandien grūmėsi taip pat ir prieš Šiaulių naujokę Lizą Elajas ir atrodo buvo pakankamai sudėtinga. Kiek sunku yra prieš tokią Šiaulių priekinę liniją žaisti, kurią turi dabar šiaulietis? Labai sunku. Dėl to, kad apstumdo ir tada nelengva grįžti į puolimą. Na, nežinau, sunku. Gera priekinė linija. Kaip sakai, dabar daug labai lems ir psichologija, tai kas bus labiausiai reikalinga psichologiškai atsistatyti po tokių 2 pralaimėjimų? Pirmiausia, grįžti namo, susitvarkyti galvas ir tada jau šitos pralaimėjimus tiesiog uždaryti ir kitą dieną treniruoti pradėti dirbti iš naujo. Viskas.